Širdžių čempionai Ekvadoras. Viskas labai paprasta ir aš nuoširdžiai neįsivaizduoju, kaip galima neromantizuoti futbolo, kai čia gimsta tokio grožio, tokios jautrios istorijos. Ir ypatingai žinant, kaip greitai tos istorijos gali baigtis, nes baiginėjasi škotų. Labai graži, spalvinga, masyvi, bet baiginėjasi jų istorija. Ekvadoras iškovojo visiškai sensacingą pergalę, pakėlė visą tautą ant kojų, 2-1 įveikė Vokietiją ir prasibrovė paskutiniu bandymu, lemiamu bandymu į kitą etapą. Ekvadore visiškai rimtai yra laisvadienis šį dieną. Paskirtas laisvadienis, švęskit chebra futbolo. Tai galima tik pasidžiaugti už ekvadoriečius ir jų čempionate tikrai daugės, nes jiems netoli kaip ir nuskristi, nors ir tikrai labai skurdi šalis, bet kažkaip surems pečius ir dar vis tiek pasirodys jų tribūnose. Pasirodys tribūnose tikrai ir Olandų. Primeskit, Kansase skaičiuoja nuo 22 iki 30 tūkstančių Olandų va šitoj eisenai. Nuo 22 iki 30 tūkstančių. Olandai viską laimi, žaidžia labai užtikrintai, keliauja tolyn ir čia irgi yra futbolo paradoksas, kad tu taip dominuodamas savo grupiai, užimdamas pirmą vietą, iškart kitame etape gauni Maroką, kuris žiauriai pajėgus, kuris vienas iš tų juodųjų arkliukų, kuris tikrai gali eiti toli. Tai žodžiu, oranžiniai prieš raudonus bus labai įdomu. O tęsiant apie Škotiją, tai viskas gana paprasta, yra 12 trečiųjų vietų, iš jų 8 patenka į kitą etapą, ten skaičiuojamas įvarčių santykis ir taip toliau, taškai visų pirma, aišku, tai škotams praktiškai nebėra šansų, belgam užtenka, pavyzdžiui, lygioms sužaisti su Naująja Zelandija ir viskas, bus ragas škotam. Tai tikrai neišeis į kitą etapą, bet bent jau nuspalvinas tą čempionatą mėlynai. Turime dar ir dar kartą progą pasidžiaugti Viliumi Gaubu. Geriausias Lietuvos tenisininkas žais antrajam Grand Slam'e, antrajam didžiojo kirčio turnyre iš eilės, pabandė save Roland Garros, o dabar prasibrovė šiaip netikėtai į Wimbledoną. Gaubas jau seniai yra tas, kurį žiūrėdami mes galim vėl prisiminti, kad šitą tikrai kažką rimto aukščiausiam teniso lygį mes turime, bet pačiam aukščiausiam pasaulyje Grand Slam'ų, tai Gaubas dar pats yra tikrai gan svetimas. Ir Roland Garros tik pabandė pirmą kartą, pralaimėjo pirmajame etape, bet vien įveikti atranką. Tai yra karjerą keičiantis epizodai, karjerą keičiančios pergalės ir Wimbledone Gaubas laimėjo 3 kartus iš eilės atrankoje ir dabar startuos pagrindiniam turnyre. Kuo didžiausios sėkmės.